Laidą remia Nordis. Išmani namų šiluma su Nordis šilumos siurbliais Oras vanduo. Tai paskutinė antrojo Aš ralistas sezono laida. Kaip greitai viskas prasidėjo, taip staiga ir baigėsi. Jau antras realybės šou Aš ralistas sezonas. Per tą laiką išauginome net keletą ralio profesionalų ir panašu, kad jiems šis užsiėmimas patiko. Tačiau kuogi įspūdingas šis sportas? Ir kaip paprastai žmonės tampa profesionaliais ralio pilotais? Apie tai mintimis ir prisiminimais sutiko pasidalinti greičiausi Lietuvos ralio lenktynininkai. Galima konstatuoti, kad ralio lenktynininkai randasi keliais būdais. Pirmas tai klasikinis ir, galima sakyti, tradicinis. Ši aistra, pomėgis ir kartu darbas perduodamas iš kartos į kartą. Vienas tokių, sekančių savo tėvo pėdsakais, yra Martynas Samsonas. Net 3 Samsonų kartos yra lenktynininkai. Martyno tėtis lenktyniavo ir nuo mažens vežiojosi į lenktynes. O kai tik Martynas sulaukė tinkamo amžiaus, iš karto sėdo į sportinį automobilį. Dabar jis vienas greičiausių pastarųjų metų ralio lenktynininkų Lietuvoje. Tuo pat metu ir jo sūnus Kajus taip pat lenktyniauja ir jau pradėjo maišytis tarp lyderių BMW taurės įskaitoje. Kaip tu susižavėjai raliu? Nuo ko viskas prasidėjo? Nuo tėčio? Tai viskas prasidėjo nuo tėčio, paskui gamykloje buvo kartingai, gamykloje buvo autokroso klubas, buvo bagiai, krokodilai tie vadinami buvo. Tai ten mes trindavomės. Kol vaikai buvom, o po to buvo jau 96 išvažiavau į Taliną. Toliau ten pusbrolis lenktyniavo. Mokytis išvažiavai? Kaip? Mokytis išvažiavai? Nu, studentauti. Geri metai buvo. Tai va, ir tada grįžau ir į autokrosą. Kažkiek ten metų gal. Nedaug iš tikrųjų autokrosą buvom. 3 metus grubiai. Aš. O po to kažkaip tai ten buvo irgi biškit. Pasipykom kažkur, kažkas sugalvojom eiti ralį, bet ralis visą laiką jisai buvo, kaip pasakyti, karalienė autosporto. Tai. Bet juokingiausia buvo, kad mes autokrose ten kaip ir neblogai pavažiuodavom. Ten galima buvo laimėti varžybas labai norint. Tai tada susigalvojom, kad mes turim laimėti ten čempionatą, nežinau, per 2 metus ar per 3. Tai va, jau 20 metų. Tai kad ralis yra stipru. Kitas būdas tapti profesionaliu ralistu yra, jeigu galima taip išsireikšti, brandesnis. Vladas Jurkevičius į lietuviško ralio lyderius įsiveržė tarsi iš niekur. Tačiau jis nuo vaikystės žavėjosi šiuo sportu. Rimtai juo pradėjo domėtis gerokai vėliau, kai sukūrė savo verslą ir užsidirbo. Ralis brangus malonumas, tačiau Vladas dabar jau gali tai sau leisti. Viskas prasidėjo seniai, kai ralį jis matydavo savo senelių namuose, pro kuriuos tiesiog šalia ėjo vienas iš greičio ruožų. Vasaromis dar būdamas vaikas jis žavėjosi beprotiškai lekiančiais sportininkais ir bėgant metams tas žavesys niekur nedingo. Užaugęs, Vladas Jurkevičius išvyko į užsienį mokytis. Vėliau sukūrė verslą ir galų gale savaime atėjo laikas, kai norėjosi užsiimti kažkuo įdomiu, kas teiktų džiaugsmą. Tuo laisvalaikiu Vladui ir tapo ralis. Tačiau, kaip ir visko gyvenime, Vladas, jeigu užsiėmė raliu, nori pasiekti maksimalų rezultatą. Ir štai, vos per 5 metus jam tai pavyko. Jis tapo vienu greičiausių šalies ralio pilotų. Šiaip mano seneliai yra iš Ignalinos Utenos.
Ir kažkuris ralis, čia turbūt gal 300 liks, pro senelių kaimą vykdavo. Tai taip kartais, jeigu netyčia tą patį savaitgalį būdavau kaime, tai pažiūrėdavom ralį. Tai kokius 2-3 kartus buvau matęs ralį. Ir labai smagiai atrodė, kaip miškuose lekia. Jo. O kaip nutari pats važiuoti? Nu ką, nu kaip taip, vat. Mano šeimoje giminėje absoliučiai nieko bendro nėra su autosportu. Tai po mokyklos aš važiavau į Angliją, mokiausi universitetinai, tada grįžau į Lietuvą ir galvojau kažkokiu čia hobio gal norėsi kažką labiau veikti ir tada galvoju, gal pažiūrėsiu kaip čia kas ralių vyksta. Ir iš tikrųjų turėjau net ko paklausti, nes nieko nepažinau, absoliučiai nieko šitų sporto, tai tiesiog pasigūglinau ir parašiau į LASFą. Atsimenu dar dabar, mailas lasf.lt ir sveiki, norėčiau važiuoti ralyje, ką daryti. Ir tada atsakė į mailą, kad sveiki, patariame susiekti su Andrėjum Savčenko. Tai pašnekėjau su Andrėjum Savčenko, kuris buvo mano treneris pirmus 2 ar 3 metus, tai jisai visų pagrindų ir išmokė. Norėjau pabandyti, bet taip kažkaip pakankamai, žinai, tas pabandymas irgi, tą ralį pabandyti nėra lengva, tai tas pabandymas ir prasidėjo. Pašnekėjom su Andrėjum, tai sako, nu tai dabar reikia mašinos. Gerai, tai atsidarai autopliusą, nu ir buvo Astra, tai tiesiog nuvažiavau ir nusipirkau Astrą, jo. Šturmanas tai iš pradžių tėtis buvo, pirmus metus stenogramą skaitė tėtis, bet tėčiui gal šiek tiek per daug ralių buvo, nes kažkaip man patinka, jeigu aš jau kažką užsiemu daryti, tai gerai norisi ir daug ir kažkokia, man labiausiai progresas patinka. Tai pirmus metus tėčiu pravažiavam, tada tėtis sako, man per daug čia, tai tada jau keičiau šturmaną į Edviną Bieliauską, jo, tai su tėčiu pradžioje. O, nu gerai, pravažiavai pirmą ralį ir ką? Ir galvoji, kad okei, man tinka? Po pirmo ralio mintis... apie tą savo jausmą. Dar dabar gerai atsimenu. Čia buvo Širvintose toks mini sprintas pas Vygintą. Ir atsimenu, pralekėm mes tenai ir atrodė, nu čia lekiam ir tada pasižiūri rezultatus ir paskutinė, aišku, buvom ir tada šitas gal ir užkabino, kai tiesiog, sakyčiau, pirmą kokį pusmetį ir metus buvo tiesiog protų nesuvokiama, kaip, nes atrodė, mes greitai važiuojam, ne? Ir buvo protų nesuvokiama, kaip gali žmonės tokia pačia mašina važiuoti ant tiek greičiau. Nu ir jo, gal mane tokie iššūkiai ir kabina, tai dar pradėjom vaikytis tų greičių. Kurie metai buvo? 2017, manau. 2016 galas, gal 2017 kažkas tokio. 2016-2017, jo. Gerai, supratai, kad reikia važiuoti greičiau. Ja. Tada? Nu tai tada važiavau su Astra, 2 metus važiavau su Astra. Manau, kad metais per ilgai, nes 2 metais jau Astra labai lūžo. Jau su Astra, jeigu biškai greičiau pradedi važiuoti, mes tiek nefinišų turėjom, aišku, daugiau nefinišų negu finišų dėl techninių dalykų. Nu ir tada supratau, kad stipriai muša motivacija važiuoti ralį, kad važiuoji, susirašai ir buvom net nepradėję kažkurio ralio, shakedown'e ten greitų dėžė numirė. Tai tada nusprendžiau, kad reikia normalesnės technikos, kuri tiesiog dėl patikimumo. Pagrindė mano idėja buvo, kad aš noriu didesnio patikimumo, kad daugiau finišuočiau ir daugiau tų kilometrų gaučiau. Tada R2 mašiną nusipirkau, Peugeot, ir tada porą metų su Peugeot R2 važiavau. Ir kaip sugalvojai, kad tau reikia visais ratais varomo automobilio? Tiesiog išlipai ir iš Peugeot, jautei, kad išnaudoji ją? Nejaučiau dar. Bet tiesiog antro sezono gale kažkaip pusiau jokiais atsimenu su Aistviu, važiavam po kažkurio ralio, šnekėjom ir galvojom, gal nice būtų pabandyti R5, tiesiog šiaip testam, taip kažkaip šnekėjom ir tada žiūrim, pašnekėjom ir pabandom, nu, tada pasidarėm savo tokį šventę sezono uždarimo progą, galvojom, sulėksim vieną ralį Lietuvoje su R5, tai čia buvo 20 metų pats paskutinis ralis. Tai turėjom testus prieš tai, parvažiavom, šiaip nėra tas skirtumas toks didelis tarp ir jau principai vis tiek vairuoja panašu viskas ten jau yra ir R2 ir R5, tai gavosi tikrai neblogai, mes neatsimenu, 3 ir 4 tą ralį atvažiavom, bet tikrai gerus laikus visai vežėm, tai tada po to ralį jau nusprendėm, galiu ir su R5 važiuoti, tai taip ir nusprendėm, kad važiuosim su R5 toliau. Laidą remia Nordis, išmani namų šiluma su Nordis šilumos siurbliais Oras vanduo. Laidą remia Nordis, išmani namų šiluma su Nordis šilumos siurbliais Oras vanduo.
Dar vienas būdas važiuoti ralyje, jeigu taip galima sakyti, yra begalinis noras. Kai tikrai labai nori ir to kryptingai sieki, viskas yra įmanoma. Tai savo pavyzdžių įrodė dar vienas greičiausių mūsų laikų ralistų – Giedrius Notkus. Jis irgi nuo pat mažens žavėjosi raliu, bet negalėjo jo sau leisti. Nepaisant to, Giedrius padarė viską, kad galėtų tapti ralistu ir pamažu norai didėjo. Didėjo ir galimybės. Per eilę metų iš seno sukežusio Opelio Giedrius išaugo iki Lietuvos ralio čempiono. Kada susirgai? Liga šitą ralio. Tai jau nuo vaikystės tėvukas veždavo visokius automoto renginius ir tai žiemos triekai būdavo, tai žiedinės lenktynės, motokrosai visokie. Ir matyt, įskiepijo man tą kažkokį tai trauką šitam techniniai sporto šakai. O ralis jau atėjo pas mane daug vėliau. Pradėjau aš nuo kartingų. Kažkokie tai mėgėjiški pasivažinėjimai su automobiliais, naktiniai dragai, gal žinai, kaip buvo kažkada populiaru. Ir vat, kažkaip tai Lipeikis, čia Panevėžys, čia tokia banga buvo atėjus ralio. Ir kažkaip norėjau važiuoti ralyje. Pradžiai buvo gal sunku rasti kaip šturmaną, nes būdavo tokie mėgėjiški raliukai, galima buvo važiuoti be lankų, tai ne visi išdrįsdavo gal važiuoti be lankų, žinai. Ir radau vieną draugą, prikalbinau, sakau, važiuojam 2004 metais. Nu, sako, važiuojam, nieko nesupranta, kas tas ralis, žinai. Atsimenu, atvažiavo pirmą ralį su kostiuminiam kelniam ir su smailiais tokiais blizgančiais batais, lakierkam, žinai. Tai va toks va tas ralis buvo, žinai, pradžioj. O paskui ta liga, jinai, kaip sakai, stiprėjo, giliau klimpome ir štai dabar esame čia. Tai vis dar tas tavo draugelis su lakierkom ir važiuoja su tavim? Ne, jisai po porą sezonų sako, žinai, ką gal man čia šiek tiek per baisu jau važiuoti ir jisai vis laik man padeda ir pasiruošimuose visuose, jisai visą gyvenimą, kaip sakyt, ir lyga kartu su manimi, draugaujame. Bet, sakė, ir ralį jau, sako, aš nebevažiuosiu. Tavo pirmas ralis prisimenėjai? Koks jis buvo? Koks automobilis? Dabar ir tie du raliai. Vienas buvo mėgėjiškas, kur pats pirmas tas, kur sakau, su lakierkom, žinai. Tai vienas tas buvo ralis, o kitas buvo jau Larčo čempionate su Opel Astra. Tai pradėjau, startavau su Opel Kadett, yra toksai markės automobilis, jaunimas gal jau nebeatsimena, žinai, Lašas, GSI. Tai iš tikrųjų labai geras automobilis, tai aš atsimenu, važiuojamės ten, nuo mopedų šalmai uždėti, žinai, ir pas mane kažkoks mechanika kombinezonas, važiuojam 170, tokie medžiai ant posakė, galvoju, jeigu plaučiau, tai nieko neliktų iš mūsų, žinai. Tai va tas toks pirmas atsiminimas iš to ralio. O Larčas jau buvo rimtas ralis, buvo žieminis ralis, dygliuotos padangos. Šturmanas buvo tas pats ir iš tikrųjų kaip pirmas ralis, visai neblogai mums ten sekėsi, gal buvom apie viduriuką kažkur, tai nors buvo dalyvių labai daug, gal 75 numeris mūsų buvo tada, aišku, mes buvome kaip naujokai, stovėjome gale ir kaip sakyt, nieks iš mūsų aukštų rezultatų tada nesitikėjo. O kaip sugalvojai sėsti visais ratais varom automobilį? Kada tai vyko, kai jau pajautai, kad galėtai daryti? Tai žinai, visą laiką, žinai, šitame sporte tokios būdavo svajonės ir siekimas svajonės. Pradžiai labai norėjau važiuoti ralyje. Ta svajonė, kai įsipildė, tada sugalvojai kažkokią kitą svajonę. Noriu važiuoti Larčą, žinai. Papuolėm į Larčą, jau net naktį nubūsdavau, sapnuodavau, žinai, ar nepramiegojau, žinai, varžybų, iki tokio streso būdavo, žinai. Tada atėjo ta svajonė, kada noriu važiuoti 4 varomus automobiliu. Ir nebuvo kažkokių biudžetų, nebuvo rėmėjų ir buvo labai sunku. Ir nesu kažkoks verslininkas baisus ar kažką. Paprasčiausiai, didelio noro, siekiamybės, nuėjau pas Gimžą.
Ne, buvo čia dar kita istorija. Tai nupirkom daužtą automobilį, kažkokius santaupas, jį remontavom kelis metus, atsėdom ir pravažiavom. Tai irgi niekas netikėjo, kad aš važiuosiu, bet norėjau, svajonė buvo. Tada atsirado svajonė važiuoti su Evolution Mitsubishi. Irgi nebuvo pinigų, nebuvo galimybių, turėjau Subaru, bet buvo neparduota. Gimžai sakau, žiūrėk, turi 3000 eurų, mašina kainuoja 50, sakau, noriu Mitsą. Aha, kada atiduosi, sako, nežinau, sakau, parduosi Subaru, užsidirsi tą, na. Bet, žinai, kažkaip iš pradžių labai maivėsi, bet po vieno buteliuko Henesio kažkaip pradėjo visai kitaip kalbėti, žinai. Ten dar Tomukas buvo, sako, nuvažiuok antrą, sako, pajauk. Tai po 2 susitarėm kažkaip, sako, bet kol nesumokėsi, nevažiuosi. Gerai. Po 2 savaičių startavau Saremo ralyje. Jo. Tai vat ir, žinai, tokias įdomias istorijos. Taip pat ir su Škoda buvo Jonas Luckas, kaip irgi norėjo keisti automobilį. Sako, Jonas, žiūrėk, internete yra Škoda. Ten mes paderinom, parašėm, atrašė, taip kažkaip Jonas sako, netikėtai aš nusipirkau mašiną. Žinai, sako, dabar ir tau reikia nusipirkti. Tai sako, neturiu pinigų, tai aš tau padėsiu, žinai. Na jau pasiremėjus, na jau vienur kitur, žinai. Gavom per banką leasingą, sako, mes tokių projektų nelizinguojam, žinai. Nu, bet čia toks reikalas, žinai. Suderinom viską, gavom užstatą. Ir štai stovi automobilis, svajonių automobilis, kur kartais aš pats netikiu, ar tikrai aš turiu tokį automobilį, žinai, ar galėčiau aš savo tokį leisti. Kartais žmonės į ralį ateina kažkuria prasme iki jo pribrendę. Tarkim, dabartinis Lietuvos ralio čempionas ir šių metų čempionato lyderis Dominykas Butvilas. Dar mažas vaikas kažkuria prasme atsitiktinai buvo pasodintas į automobilį mokytis slalomo. Patiko, ėmė tobulėti ir kažkuriuo metu tiesiog logiškai priėjo prie išvados, kad reikia pradėti lenktyniauti ralyje. Beje, prie šio postumio ranką pridėjo ir Benediktas Vanagas. Mama paskatino tėtį, kad nuvežtų mane į tokį būrelį, kur po darbo, sakykime, policininkai mokino savo vaikus vairuoti, mokino slalomo ir ten aš pirmą kartą sėdau prie automobilio vairo jau trasai ir pradėjom savaitgaliais važinėti tokį kaip vaikišką būrelį, kas po to virto visišku tokiu pastoviu laisvalaikiu ir po truputį išvirto į sportavimą. Kiek tada tuo metu buvo? Tik aš pradėjau galbūt 10-11, taip buvau. 4-5 klasėje. Gerai, slalomai ir kaip visą tai pasikeitė į ralį? Kada tu supratai, kad nori... Kai pradėjom važiuoti slalomus, tada pas tėtį atsirado Subaru Impreza. Pradėjau aš su tuo Subariku žemom važinėti jau vienoje kitoje traselėje. Būdavo įvairių mažų mėgėjiškų lenktynių, tai ten pakilimo į kalną, tai kažkaip greituminiai slalomai. Tai paraleliai pradėjau su to Subaru, taip sakant, treniruotis. Ir tai buvo tokia pažintis su 4 ratais varomu automobiliu. Ir norėjosi to žvyro, norėjosi kažkas kitos dangos, negu mažas asfalto aikštelės, nes Subaru tam buvo visiškai netinkama. Ir pradėjome į ralio pusę žiūrėti. Tėtis kažkaip užsikrėtė irgi tuo visų raliu, jam irgi darėsi vis įdomiau, žinai. Tada mes pasikvietėm trenerį iš Norvegijos, John Haugland, kuris išmokė mus rašyti stenogramą. Ir taip 2004 metais pirmą kartą užsiregistravom į tą ralį. Be abejo, ir aplinka šiek tiek turbūt lemia. Tai labai seniai su Benediktu Vanagu susipažinom. Jisai buvo vienas pirmųjų, kuris mus paskatino į tarptautinį ralį išvažiuoti. Mes 2005 išvažiavome į ralį Estoniją, kas jau tuo metu buvo praktiškai europinio lygio renginys, kur važiavo Marko Martinas su VRC ir panašiai. Mes visiškai ralio dar naujokai pravažiavę 2-3 ralius patys išvažiavome tokį didelį ralį, žinai. Tai va ta aplinka irgi paskatina. O kada atėjo metas, kai supratai, kad... Ar kas suprato? Ar tėtis sugalvojo, kad jau čia jam nebeįdomu? Kaip pasikeitė šturmanas? Mes turėjom vienais metais dar tokį projektėlį, bandėm su Greta Germanavičiūtė važiuoti, bet jai tuo metu pačiai buvo gal tik 16, man buvo 18. Tai buvo toksai super jaunas ekipažas.
tai sakykime, nusprendėm, kad tam ekipažui truputį reikia ir labiau patyrusio komandos nario ir tada grįžom prie važiavimo su Valdu, su tėčiu ir pradėjom bendrauti su Jonu Dereškevičiumi visą laiką, žinai, ir su Renatu. Renatas tuo metu važiavo su Roku Lipeikiu. Bet jis kažkaip jau, kai buvo pasiryžęs žengti tokį žingsnį, kad perduoti savo patirtį jaunimui, tai tada kažkaip mes sutarėm ir jisai pasirinko, kad jisai perduos tą patirtį būtent į mane ir mūsų ekipažą. Ir tas žingsnis taip kažkaip labai natūraliai vyko. Tai buvo ne todėl, kad tėvas pasakė, kad nebevažiuosiu. Ne, bet atsirado galbūt dar geresnis variantas su žmogum, kuris turi dar didesnę patirtį ir jo pasinaudojom. Taigi, pamilti ralį ir lenktyniauti jame yra begalė būdų. Tai tik keletas jų, kaip kartais visai atsitiktinai, tiesiog begalinio noro ir meilės šiai sporto šakai skatinami, žmonės tampa vienais greičiausių mūsų šalies ralio profesionalų. Tai reikia turėti daug noro ir užsispyrimo. Ir viskas yra įmanoma. Na, o kam galbūt trūksta to paskutinio postumio, pradėti ar išbandyti save, kviečiame į jau trečio realybės šou Aš ralistas sezono atranką. Taip, jūs išgirdo teisingai. Po kai kurių dvejonių mūsų komanda kartu su pagrindiniu rėmėju nutarė, kad trečias Aš ralistas sezonas bus. Ir jo atranką skelbiame jau dabar. Visą informaciją apie tai rasite mūsų interneto portale ralistas.lt. Priminsime, kad laimėję šį projektą jūs gaunate viską. Raliui ruoštą automobilį su profesionale jį aptarnaujančia komanda, net lenktynių apranga taip pat. Ir visą kitų metų sezoną galėsite važiuoti Lietuvos ralio čempionate, kaip tikras profesionalus lenktynininkas. Ir jums tai visiškai nieko nekainuos. Neįtikėtina, kad būtų tiesa? Pabandykite. Galbūt tai yra jūsų šansas įgyvendinti savo svajonę. Ruoškitės jau dabar, o mes baigiame antrąjį savo sezoną ir skelbiame trečio sezono pradžią. Susitiksime ralio trasose. Laidą remia Nordis. Išmani namų šiluma su Nordis šilumos siurbliais Oras vanduo.